Man Lietuva stipri valstybė, kurioje visi dirbame tėvynės labui. Aš nelaužau duotų pažadų ir tai jau įrodžiau. Stiprios šeimos reiškia stiprią valstybę. Auginkime ir auklėkime savo vaikus, mūsų visų ateitį. Aš su žmona Silvija auginame 2 nuostabius vaikučius. Jų ateitį, kaip ir savo, sieju tik tai su Lietuva. Vaiko pinigai, mažesni darbo mokesčiai, orios pensijos seniorams. Kitiems tai buvo tik tai žodžiai. Man tai tapo nuveiktais darbais. Laikausi principo, kad politiko darbas geras tiek, kiek jis palengvina gyvenimą kiekvienam piliečiui. Gaila, kad to principo laikėsi ne visi. Gaila, kad žmonės, kurie skurdino, praskolino Lietuvą, dirbo ne tėvynės labui, o siauroms finansinėms grupuotėms dabar siekia valdyti Lietuvą. Kol kiti tik kalbėjo, mes įgyvendinome įsipareigojimus NATO. Ne teoriškai, o praktiškai žinau, ką reiškia gerinti santykius su kaimynais, bet tarpiškai bendrauti su pasaulio lyderiais. Pernai metais buvau išrinktas Lenkijos metų žmogumi, teko priimti ir susitikti su daugelio Europos ir pasaulio valstybių vadovais. Su Baltijos valstybių ministrais pirmininkais sprendėme mums svarbius klausimus įvairiuose formatuose. Tikiu, kad nepamiršome, kas buvo. Tikiu, kad nekartosime praeities klaidų. Tikiu, kad apie žmogų spręsime pagal jo darbus, o ne pagal gražius žodžius. Dirbsiu tėvynės ir jo žmonių labui, jūsų visų. Neleisiu, kad Lietuvą valdytų ne šalies vadovas, o už jo nugaros stovinčios grupuotės. Neleisiu, kad valstybės problemos būtų sprendžiamos silpniausiųjų sąskaita. Man svarbu, kad teisingumas nebūtų prekė, kad teismai veiktų skaidriai. Man svarbu, kad valstybės pinigai pasiektų kiekvieną, o nebūtų įsidalinami korupciniais sandoriais. Vienas to pasiekti negaliu. Man reikia jūsų pagalbos. Prisijunkite prie mano komandos, o svarbiausia, ateikite balsuoti. Sukurkime stiprią Lietuvą kartu.